Nežinau, čia garsas nelabai girdisi, gal mikrofonas prastas. Per kamerą tai girdisi šitas kompiuterio ventiliatorius. Šiandien važiavau, vakar sugalvojau, tai skalbtis ketvirtadienį ar skalbtis penktadienį, žinai. Nu, sumašiau, kad geriau užsiskalbsiu ketvirtadienį, bet aš visai pamiršau, kad rytoj vasario 16. Tai va, rytoj... Šiaip jeigu būčiau neišplovęs laiptinių, rytoj gal būčiau ir važiavęs, bet dabar gaunasi taip, kad šiandien motina paskambino, sako, važiuok, sako, vakar su motina šnekėjau, sako, atvažiuokit pas močiutę, močiutė guli ligoniniai, kasos uždegimas, į Kauną, sako, važiuokit sekmadienį, šiandien paskambino, sako, tai sako, važiuokit rytoj, žinai. Lemba galvau rytoj pasėdėsiu, penktadienį pasėdėsiu, pakursiu vlogus, galvau, žinai, pakurti vlogus penktadienį, padaryti tą projektą apie požeminius sodus, šiandien susiradau porą paveiksliukų, tai važiavau skalbt ir nežinau, man vakarais būna, kad užeina nerimas, vat matosi pro langą jau vakarais man užeina nerimas, toks, nežinau, dar mama prašė, kad tėvui paskambinčiau vakare, dar tik tai lygiai pusę šešių, tai mama prašė, kad paskambinčiau tėvui. Praeitą kartą, kai važiavau su tėvu namo, tai jis mane visą apipirko, bet kol kas maisto man užtenka, aš nelabai ir valgau namuose. Nu, turiu ten kaimynas iš Raudono kryžiaus atnešė sumuštinių. Paskutinis sumuštinis liko, gal pasišildysiu, bet nežinau, šiandien kažkaip valgyti nenoriu, apėmė nerimas, nes dar tėvui neskambinau. Tai buvau, išsiskalbiau, išsidžiovinau, kėliau tą vlogą, kaip paleidau tas mašinas. Tai va, kas gerai, kad vis tik antradienį nevaliau paskutinės laiptinės, nes būčiau nespėjęs į užgavėnių pietus. Labai skanus pietus buvo, labai skanus pietus buvo. Blynai, 3 rūšių blynai, širdelės, mėlyniai. Tai va, pagrindė tos širdelės ir mėlyniai blynai ir buvo skaniausi. Ten kita lankytoja, kuri darė su obuoliais, tai nelabai. Primena motinos blynus, kurie stovi ten savaitę laiko, žodžiu. Bet tie mėlyniai blynai, kuriuos kepa socialinė darbuotoja, o jėtus kokie skanus, ir dar su šokoladiniu padažu, tai grinai kaip vaflis ten Palangoj, kuriuos ten apipildavo šokoladu ir pardavinėdavo. Grinai kaip Palangoj vafliai, labai skanu buvo. Būtent tie mėlyniai blynai ten ne mėlyniai, ten tokie storesnės tešlos blyneliai, bet labai skanus buvo. Ir šiandien, žinai, sėdžiu ir eina tokia lankytoja. Aš prisiminiau dainą apie Rasą, bet neprisiminiau žodžių ir sakau, Rasa, važiuosim į trasą, žinai. Tai jinai žaidė su tokia, jinai sėdėjo su tokia kito, ten žodžiu, specialaus neįgaliųjų klubo vadove. Ir jinai kaip pradėjo piktinti, sako, kas čia per trasą, ką jisai čia kalba, ką jis čia įžeidinėja. Nu, aš paskui nuėjau tą kambarį, atsisėdau šalia jų ir sako, Rasa nemyli pidarastų, supratai tu? Man taip pasakė. Ir vat, paskui jau lipau iš to neįgaliojo centro į apačią, ir greitoji buvo sustojusi kieme. Tai sako, čia tam, žinai. Sako Baikovskiui, va tiesa. Ir kai jinai pasakė, tipo, Rasa nemyli pidarastų, man, aš dar parašiau paskutinį palinkėjimą Valentino dienos proga. Tai šiandien parašiau 3 palinkėjimus Valentino dienos proga, 3 atvirutės savo mylimiausiai socialiniai darbuotojai, kuri man tikrai atrodo, labai simpatiška jauna, gal net mergina labiau, labai simpatiška jauna mergina, aišku, biškį už mane vyresnė, bet labai simpatiška jauna mergina, jinai man primena tą
vat jinai man primena šitą tą profilį, kuriam aš rašydavau žinutės 18 metais. Jinai man labai primena tą profilį, ten buvo tipo dėstytoja, bet ten tuo pačiu vardu kaip dėstytoja, bet iš tikrųjų ten buvo kita moteris. Nes jinai fotografavosi jau būdama sena, jinai fotografavosi, kai jinai jau buvo pagyvenusi. Ir aš tik tai po maždaug daugiau nei pusės metų supratau, kad tai buvo kita moteris. Aš galvoju, kad ten dėstytoja, bet aš tik tai po daugiau nei pusės metų supratau, kad tai buvo kita moteris, kurią valdo kažkokie tai programišiai ar banditai. Tai va, realiai jeigu ieškoti tos dėstytojos, tai prieš 4 metus buvo tik tai viena nuotrauka. Tik viena nuotrauka buvo tikra. Kai jinai baigė magistrą ar ten ką, buvo tik tai viena tikra nuotrauka. Ir ta nuotrauka buvo iš interneto, iš Google'o, ne iš Facebook'o profilio. Ir paskui, kai aš jau atradau, kad ten kita moteris, tai nustojau jai rašyti žinutės ir po kurio laiko pasirodė jau tikroji nuotrauka tos dėstytojos. Jau pasirodė tikroji nuotrauka iš kažkokio tai renginio. Pasirodė tikroji nuotrauka iš kažkokio tai renginio. Ir ten jau tikrai ta dėstytoja buvo toj nuotraukoj, tikrai ta dėstytoja. Tai aš supratau, kad tai realiai aš mačiau tik tai 2 nuotraukas. Vieną nuotrauką aš išsisaugau ir išsiunčiau Discord'e, Discord'o narė turi, kai jinai buvo labai jauna. Ten gal kokiais 2004-2005 metais ta nuotrauka daryta. Kažkur maždaug tokiu metu jinai buvo dar labai jauna. O dabartinė nuotrauka, tai vat irgi yra tik viena nuotrauka šiuo metu. Ta nuotrauka, kuri iš jaunystės, jos jau Google'e nebėra. Ir yra tik tai ta vienintelė nuotrauka. Jinai biški panaši į tą moterį, kurios profilių rašiau žinutės, bet aš nesu toks durnas, kad nepastebėčiau akivaizdaus skirtumų. Ten buvo nedėstytojos. Vardas pavardė kaip dėstytojos, bet ten buvo ne jos nuotraukos. Ir realiai aš esu matęs Google'e tik 2 nuotraukas. Viena pasirodė viena labai sena, iš ten 1-10-mečio, kažkur 4-5 metais 2000-aisiais buvo daryta, o kita buvo daryta 21, gal 22. Ir būtent ten jau ta tikroji nuotrauka, kaip jinai realiai atrodo per paskaitas, tai kažkur pasirodė po 20 metų, kaip jinai realiai atrodo per paskaitas. Visos kitos nuotraukos iš profilio ten ne jos. Ten yra visai kitas žmogus, kuris jau seniai pakratė kojas, žinai. Tai va, tas dėstytojos, tas profilis, kuris pavadintas dėstytojos vardu, ten iš tikrųjų visai kita moteris, ten net nedėstytoja, jinai jau seniai mirus pasirodo, jinai pasirodo, kad jau seniai yra mirus, jinai jau seniai po velėna, kaip sakoma, žinai, bet jos nuotraukos buvo Facebook'e ir aš galvau, kad tai ta mokytoja, aš jai rašiau žinutės, bet kai pamačiau, kad ten ne jos profilis, kad ten ne jos nuotraukos, tai aš kažkaip paskui ir nustojau rašyti. Ir paskui 21 metais norėjau ten pririnkau eilėraščių, išsiunčiau tas eilėraščius, parašiau kažką, įkėliau savo nuotraukas, kurios yra Facebook'e dar iki šiol ir mane iš karto užblokavo, bet taip, ta dėstytoja sakė, kad jai kažkas rašė tas žinutės, bet tai kaip galėjau rašyti aš tas žinutės dėstytojai, kai ten buvo net ne jos nuotraukos, supranti. Tas profilis buvo net nedėstytojos nuotraukos, tai va, ten buvo net nedėstytojos nuotraukos, tai kaip jinai galėjo žinoti, kad aš jai rašau žinutės, jeigu ten buvo ne jos nuotraukos. Tai va, pamačiau, kad ten ne jos nuotraukos ir baigiau rašyti žinutės ir supratau, kad kažkas įkėlė kito žmogaus nuotraukas ir pavadino profilį dėstytojos vardu. Aš manau, kad ten net kita moteris, kad jos net vardas gali būti kitoks iš tikrųjų tos moters. Ir paskui aš 20 metais, kai pasikeitė šitą Facebook'o išvaizdą,
buvo kažkoks pažinčių portalas, kur tipo gali nemokamai parašyti ten 2 ar 3 žinutės, atrodo tik apie 2 žinutės gali nemokamai parašyti. Tai aš susiradau tokį profilį, kuris pavadintas mano pavardės pirmom 4 raidėm ir parašyta 1993, kažkas tokio. Mika 1993. Mano pavardės pirmosios 4 raidės. Aš pamačiau tą profilį, bet ten irgi pasirodo, ten buvo irgi, ten buvo parašyta mano pavardės pirmosios 4 raidės ir mano gimimo metai buvo parašyti. Tai aš paskui irgi išsiaiškinau, kad net ir ten buvo kažkokia mergina, ne moteris, ten buvo mergina, kuri baltai nusidažius plaukus, sėdi mašinoj ir jos šita apatinė veido dalis labai priminė dėstytojos. Tai aš supratau, kad ir tas profilis tos merginos, kuri su ausinėm baltais nusidažiusiais plaukais, ten žiūri į kameros objektyvą, į kamerą žiūri, tai aš supratau, kad net ir ta mergina yra irgi jau greičiausiai nebegyvenanti, nebeegzistuojanti. Ten irgi kažkokia sena nuotrauka. Tai aš paskui supratau, kad galimai Facebook'e yra profiliai su nuotraukom žmonių, kurie jau nebegyvena. Jo, Facebook'e yra profiliai žmonių, tai yra nuotraukos žmonių, kurie jau tiesiog nebegyvena. Ir dar kitas dalykas, tai šiandien aš pasakiau, Rasa, važiuosim į trasą, tą lankytoją ir kažkokio kito klubo vadovė, jinai ir lankytoja, ir kito klubo vadovė, pradėjo burbuliuoti, sako, ką tu čia šneki. Aš nuėjau, prisėdau ant stalo parašyti paskutinį Valentino dienos palinkėjimą, kuris bus kitą savaitę, po savaitės nuo Valentino dienos. Ir jinai sako, Rasa nemyli pidarastų, supratai, jinai man pasakė šitą. Ir paskui, kai leidomės iš to neįgaliųjų centro, aš jau ėjau namo, buvo sustojusi greitoji ir sako, kaip čia tam, sako Baikovskiui, ta Rasa. Ir sako, ne Baikovskiui, koks jų šito vardas, aš pasakiau savo vardą. Ir sako, čia tau atvažiavo greitoji, sako, galėsi rašyti, duos tau popieriaus, duos tau tušinukų, sako, išveš tave į ligoninę, sako, ir galėsi rašyti. Tai pirmas dalykas, kad manęs burnojo, kad aš pasakiau, Rasa, važiuosim į trasą. Antras dalykas, jinai pasakė, pavadino mane pidarastu, sako, Rasa nemyli pidarastų. Trečias dalykas, sako, va čia greitoji atvažiavo, sako, dabar tave paims, sako, tu čia nesveikas, psichinis kažkoks, sako, ir tave išveš, sako, galėsi rašyti Valentino laiškus, kiek norėsi, žinai. Ir šiaip aš pastebėjau, kad, pati pradžia tai buvo dar pusėtinai su ta moterim. Aš gulėjau kartu su jos dabartiniu vyru Vasaros gatvėje 19 metais rudenį. Jo, 19 metais, man atrodo, rudenį gulėjau. Rudenį gulėjau su jos vyru. Taigi aš 4 palatoje 19 metais tai gulėjau su jos vyru, paskui ten perdarė karantino palatą, tada gulėjau su jos vyru, ten tada susipažinom, aš tik su jos vyrą pažįstu, ten mes tada susipažinom, iš pradžių jinai buvo tokia, draugiškesnė, paskui prasidėjo konfliktai, jinai pirma pradėdavo apsižodžiuoti jinai, paskui ta įtampa vis augo, kol galiausiai aš pasakau, Rasa, važiuosim į trasą. Ką aš pasakiau? Tiesiog prisiminiau dainą, kurios žodžių nežinau, ir pasakiau, Rasa, važiuosim į trasą. Ir jinai pradėjo kaip piktinti, sako, kaip jisai drįsta taip kalbėti, kas jisai toks, žinai. Rasa nemyli pidarastų, ten sako, ligoninė, sako, tuoj važiuosi su ligoninė, su greitaja į ligoninę rašyti Valentino laiškų, žinai. Taip man tipo pasakė, ir dar kitas dalykas, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, kad mama paprašė, kad rytoj važiuočiau su tėvu į Kauną, mes tarėmės sekmadienį,
Mes su mama tarėme sekmadienį, bet jinai pasakė, kad važiuočiau būtinai rytoj. Aš galvoju rytoj daryti vlogą. Galvoju rytoj daryti vlogą apie požemio sodus. Aš jau pasiruošiu, jau susirinku medžiagą, viskas beliko sumontuoti ir įkelt. Nu, suredaguoti, sumontuoti, suredaguoti ir įkelt. Ir mama sako, būtent rytoj, sako. Sakau, kodėl ne šeštadienį, sako, todėl kad Lis sako. Sako, man gaila tėvo dėl to, kad bus labai prasti orai. Ir man vat pasakė, sako, būtent rytoj penktadienį turi važiuoti. Blemba, gerai, kad aš išsiskalbiau, žinai, šiandien. Yra tas vlogas, kur nešiau skalbt. Tai gerai, kad aš išsiskalbiau, nes, nu, blemba, būčiau susikrovę savo maišus, būtų gulėję maišai per visą dieną kambarį, o šeštadienį, kai laisva diena, būčiau turėjęs važiuoti ir skalbt. Bet šeštadienį, nu, kodėl aš šiandien važiavau, todėl kad lengviau todėl kad dažniau autobusai važinėja. 35 dažniau važinėja, žinai. 35 važinėja dažniau, dėl to ir važiavau, kad nereikėtų ilgai laukti autobuso. Nu ir šiaip, žinai, užimtumas, ten žaidimą pažaidėm, arbatos su visais atsigėriau, pasikalbėjau, pasėdėjau, pavaikščiojau, ten su mama pasikalbėjau, žinai. Bet mama paskambino, sako, būtinai rytoj važiuok su tėvu. Ir sako, paskambink šiandien tėvui, tipo susitark. Bet aš dar tėvui neskambinau, nežinau, dabar jau vakaras, jau be 15 pradėjau 5:30 lygiai, dabar be 15:06. Tai nežinau, mama sako, būtinai važiuok rytoj su tėvu, taip, nu aš nesu sužavėtas tą mintim, kad su tėvu, nes teko klausytis tėvo psichų ir prisimenu vieną kartą su seserim važiavau mašina ir aš pasižiūrėjau, kas pas ją telefonė ir tėvas sako, jisai paims ne tik tavo telefoną, bet ir žinučių prirašys, pradėjo rėkti per visą mašiną ir šiaip, žinai, nekokie prisiminimai po kelionės į kaimą, pavyzdžiui, ten prie Elektrėnų į kaimą kelionės, nekokie prisiminimai, žodžiu. Labai daug buvo konfliktų, tėvas mane nuo 2 metukų mušdavo. Tai gerai, gal tiek, eisiu to skambinti tėvui, prašysiu, paklausiu, ar važiuosim kartu į Kauną, jeigu nevažiuosim kartu į Kauną, tai gal namuose liksiu. Aš turėjau tokią mintį, aš anksčiau važiuodavau su seserim, bet sesuo dabar vaiko laukėsi, po 2 savaičių bus gimdymas seseriai. Tai aš nenoriu sesers nervuoti ir šiaip tėvas rytoj lyg ir vienas važiuoja pas mamą, jisai vienas važiuoja. Tai kaip ir būtų sąžininga sėsti ne pas sesę, ne pas sesers vyrą į mašiną, kur ten jau 2,5 gyventojo, vienas pakeliui, o važiuoti su tėvu, nes dar sunervinsiu sesę ir dar jai blogai pasidarys, gal vaikui nebus gerai. Tai va, dabar eisiu, paskambinsiu tėvui, įsikelsiu šitą vlogą, paskambinsiu tėvui, pasitarsiu dėl rytojaus, bet tai, tiesa, ir močiutė ten, bet tai blemba, ta močiutė toks ligonis, supranti, ta močiutė toksai ligonis, nu jinai, va, motinai 55 metai, o jos motinos mama, močiutė, nu visiškai ir nebevaikšto, ir valgyt nebedaro, ir nieko nebedaro, tiesiog sėdi ir jau išraiškos nebėra, žinai. Nu, galiu pasakyti, kad vat mano mama tai buvo mama, gera mama. Nu, gal ir ne visada jinai būdavo švelni, jinai ir supykdavo, ir rėkdavo ant manęs, bet mano mama tai buvo mama. O motinos mama, nu ką, nu močiutė, tokia mažutė, vat, tokia nedidutė, mažutė, visai sveikatos neturi, nevaikšto, nieko nedaro. Tai kaip jinai, aš neįsivaizduoju, kaip jinai užaugino mamą, sakė, kad ją lūpdavo, sako, gavo 2 ar 3, sakė, paėmė motiną į diržą, sako, prilūpo mamą. Nu, va tokie, va suprantate, tos pagyvenusios moterys, tos mažos mamos, mažutės, močiutės. Aš jas vadinu ne mamom, aš jas vadinu močiutė, tai tipo tokia neaukšta žemaūgė motina, mama, nu, kuri grinai prisimenu, va, pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš gaudavau blogą pažymį, mama su manim pasikalbėdavo, sakydavo, kodėl, o tai kas, o tai kaip,
O jeigu mama gaudavo blogą pažymį, iš karto imdavo diržą ir supranti, kaip kirviu, vat negali būti ir negali būti. Vat negali būti ir nebus. Tu turi mokytis tik tai 5. O aš kai mokiausi, tai mama su manim pasikalbėdavo, pasiklausdavo, sakydavo, kodėl taip. Mama daug žmoniškiau su manim elgėsi negu močiutė su mama. Ir vat pavyzdžiui, prisimenu, kai mokiausi istoriją, sako, o tai kodėl ne 9, kodėl ne 10, nežinai, savo istorijos. Aš šiaip istorijos gimnazijoje nelabai ir mokiau. Aš mokiausi ten prieš paskutinį klasį iki mokslo metų vidurio, iki 2 semestro mokiausi prieš paskutinį klasę, o paskui padėjau tą vadovėlį ir užmiršau, žinai. Tai mama sako, pavyzdžiui, nežinai, kad tu ten turi gauti ten 10 ir viską, žinai. Mama, pavyzdžiui, sako, o kodėl ne 8, o kodėl ne 9, žinai, sako. O kodėl ne geresnį pažymį gautum iš istorijos. Ir jinai tarsi, žinai, su tavim kalba ir tau aiškina, žinai, tipo, jinai motina labiau moka neužmėgsti, bet motina labiau moka pasikalbėti su sūnum. O ta močiutė 10 gerai, 8 ir 7 blogai. Stenkis. Ir dar, žinai, pavyzdžiui, aš pasakau, čia buvau praeitą kartą irgi su tėvu važiavom, motiną palikom Kaune. Ir aš sakau, man sunku nešti tą kibirą. Močiutė sako, jinai yra iš Rusijos, jinai pusiau rusiškai kalba, sako, tu jaunas, koks tau dar sunku, tu jaunas. Sako, tugi jaunas, koks tau sunku, žinai. O motina, aš kažkada ir motinai sakiau, kad man sunku kibirą, tai mama sako, tu nesipilk tiek daug vandens, sako. Tu, tarkim, nesipilk tiek daug vandens arba per kelis kartus, žinai, nešk. Iš karto vyksta, kaip ten, conversation, iš karto vyksta diskusija, žinai, iš karto moto su manim kalbasi, sako. Gal tu, sako, žinai, o jeigu nori, sako. Ir dar, kad dar motina pasakė, sako, tai tu, sako, paneš kokį kelis aukštus pailsėk, paskui vėl pakil kelis aukštus pailsėk ir taip nusineš iki viršaus. O aš pasakiau močiutei, kad man sunku nešti kibirą, sako, tai tugi jaunas, Deividai, tugi jaunas. Nesąmonė kažkokia, tai va tokia motinos mama, močiutė. O motina visai kitaip sako, tai sako, tau nebūtų nuneš per vieną kartą, sako, užlipai kokį 2, 3 aukštą pailsėk, pakili dar biški, dar pailsėk ir taip užneši iki viršaus, žinai. O močiutė sako, tugi jaunas,